Sveiki, mano vardas Lolita Verdė, aš esu vedų astrologė, psichologė, numerologė, regresologė. Ir praeitame video mes su jumis kalbėjome apie karmos rūšis ir aš minėjau, kad vedų astrologija turi nemažai priemonių, kurie leidžia atlikti korekcijas. Ir šiandien norėčiau trumpai pakalbėti apie korekcinius metodus. Taigi, trys pagrindiniai, tai yra tokie authentic metodai, kurie iki šiol naudojami Indijoje labai plačiai ir yra prieinami praktiškai kiekvienam žmogui. Tai yra mantrų kartojimas, tai yra jagijos arba ugnies ritualai, paaukojimai tam tikrai dievybei, kuri horoskope atsako už planetą, kuri daro įtaką. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame ir tęsime vėl pokalbį apie santykių temą, tai kuri daro poveikį santykių temai arba, bet kokiai gyvenimo kitai sferai. Ir tai yra brangakmenių nešiojimas taip pat. Ir dabar mes pakalbėsime, kaip tai galima realizuoti mūsų vakarų pasaulio realijoje. Vakaruose gyvenančiam žmogui prieinamos jagijos ir brangakmenių nešiojimas. Kartoti mantras, aišku, žmogus gali, bet jam reikia įvertinti savo koncentracijos lygį, nes tai yra tokia susitelkimo praktika, kai mantra, kurią pataria astrologas, turi būti kartojama, mažiausiai 300 000 kartų, net ir 500 000 kartų. Aišku, girdėjau ir tokius patarimus kaip 100 000 kartų, bet vis tiek tai yra nemažai. Aišku, tai daroma ne per vieną dieną ir todėl, kol mantra kartojama, turi būti vedamas toksai asketiškas gyvenimo būdas, be seksualinių santykių, be intoksikacijų, vegetarinė mityba, ir be pramogų ir toksai daugiau susitelkimas į save, buvimas maldoje. Todėl čia, aišku, galima daryti ir vakarų pasaulyje, bet ne visiems žmonėms prieinamas toksai koncentracijos lygis ir ne visi sutiktų. Ir yra tam tikrų niuansų dėl tarimo mantrų, vis tiek tariamos sanskrito kalba ir yra tam tikros ypatybės, tai irgi vienas iš niuansų. Kas liečia brangakmenių, tai brangakmeniai, aišku, yra prieinami, tačiau ten irgi turi būti viskas kruopščiai parinkta, nes pats akmuo turi būti atitinkamo dydžio, jis turi būti labai švarus, jis turi būti be jokių inkliuzijų, jis turi būti po to taip apiformintas, kad jeigu žmogus nešioja ant piršto, astrologas turi pasakyti, koks pirštas, kur nešioti, taip, ir jis turi būti taip nešiojamas, kad pats akmuo liestų kūną, taip, tai turi būti jau atitinkama konstrukcija, kurią reikia užsakyti pas juvelyrą. Aišku, galima ir moterims nešioti ant krūtinės, bet irgi jau reikia pasiruošti. Ir tas akmuo irgi turi būti įkrautas per mantras, turi būti parinkta nakšatra diena, kada žmogus turi nešioti. Taip pat yra tam tikros rekomendacijos, nes ne visus akmenius galima nešioti kiekvieną dieną, taigi yra tam tikrų niuansų irgi. Ir būtent sunkumai gali kilti perkant akmenį čia, bet mano mokytojas Arjun Chakraborty, jau jeigu klientas užsako ir, pavyzdžiui, aš savo klientams siūlau, tai jis jau atveža ir jis jau, tikrai parenka tai tokį akmenį, kuris suveiks, nes jis pats kaip astrologas yra labai stiprus būtent šitose authentic harmonizacijose. Ir jagijos ugnies ritualai, kaip ir mačiau festivalyje, kuriame dabar dalyvauju, taip irgi bus daroma jagija, tai yra prieinama, bet irgi, ten yra specifika ir ne tiek daug žmonių mūsų šalyse gali daryti tai. Ir Lietuvoje to nėra, bet taip pasaulyje yra, jau mačiau
įvairių pasiūlymų atlikti jagiją ir kai atlieka žmogus, kuris visai neturi, na, su tuo nieko bendro. Taigi yra ir nemažai tokių ir apgavysčių jau, kada siūlo kažką užsakyti, bet realiai tai gali ir visiškai nesuveikti. Aš užsakau savo klientams jagijos Indijoje per savo mokytoją, bet ir pasakysiu atvirai, ne visi žmonės na, supranta iki galo, priima, kai kurie bijo, nes atrodo, kad čia yra magiškas ritualas, bet prototipas jagijos yra ir krikščionybė, taip mes, kai nueiname į bažnyčią, ten irgi galim mišias užsakyti, ten irgi vyksta tam tikros apeigos ir atrodo kitaip, bet esmė yra ta pati, taip, tai yra paaukojimai kūrėjui. Kaip veikia šitos priemonės? Jos nuima dalį negatyvios karmos, taip padeda sustiprinti planetą arba padaryti ją minkštesnę, taip ir geranorišką. Tačiau vis tiek 100% nenuima, taip, karmos. Nes mano mokytojas tokią metaforą sakęs, kad jeigu žmogus turi lėtinę ligą, taip, ir lėtinė liga tai yra tam tikra pažeista arba pikta, taip sakysime, planeta horoskope ir ateina periodas, taip kaip mes ir kalbėjome su jumis praeitame video, ateina periodas, ta planeta liktai pradeda plėstis, taip, duoti savo vaisius ir tai liktai kaip lėtinė liga ir vyksta paaštrėjimas. Ir žmogus jaučia tam tikrus simptomus, taip, ir tam tikrą skausmą ir eina pas gydytoją, gydytojas išrašo vaistus, kurie malšina skausmą, nuima simptomus. Taip veikia ir šitos priemonės. Taip, jie visiškai negali panaikinti tos planetos, kažkaip išimti iš horoskopo, bet gali sušvelninti eigą. Taip pat aš klientams sakau, kad tai yra kaip ir vitaminai mūsų subtiliam kūnui. Jeigu mes jaučiam, kad mums trūksta resursų, kad mūsų kūnas yra silpnas, sveikata, imunitetas, mes einam ir perkam kažkokius papildus. Jie gali būti natūralūs, pavyzdžiui, ir dažnai jie yra tikrai nepigus ir mes neįsitikim, kad papildai duos 100% rezultatą, nes tai priklauso nuo daugybę dalykų. Taip ir šitos priemonės, jie duoda tikrai tam tikrą rezultatą, bet visiškai nepanaikins karmos. Ir aš priklausau taip pat mokyklai, Rami Black mokyklai, kur didesnį dėmesį skyrė būtent vidiniams pokyčiams. Taip, kada mes keičiam charakterio savybės, kurios sukelia šitas situacijas, nes kiekviena planeta, jinai susijusi su tam tikrom charakterio savybėm, su tam tikrom pasąmoniniam programom. Ir kai mes pradedam dirbti tame lygmenyje, įvyksta vidiniai pokyčiai, keičiasi ir mūsų karma, ir pasireiškimas. Taip, nes nebeatsimenu, ar praeitame video aš kalbėjau ar nekalbėjau apie tai, kad 3 energijos suvokimas, 3 energijų yra labai svarbus. Mano YouTube kanale yra video apie tai. Tai net kai mes pradedam harmonizuoti tam tikrą charakterio savybę ir vedam ją link satva energijos, įvyksta harmonizacija. Ir jeigu mes su jumis kalbam per santykių prizmę, aš vėl pasidalinsiu savo ekranu horoskopų. Nežinau, kieno čia horoskopas, neturi tai didelės svarbos mum, bet jūs jau žinote, taip, kad vat šitas namas viršutinis rombas tai yra aš, tai yra žmogus, kaip asmenybė, jo asmenybės stiprumas, jo fizinis kūnas,
grožis, net, na, apie tai, kaip jis pasireiškia šitame išorinėme pasaulyje. Ir priešais mes kalbėjom apie tai, kad tai yra veidrodis, taip mūsų partneriai, seksualiniai partneriai, tai yra nu, mūsų laikais ir seksualiniai partneriai, ir sutuoktinis, ir verslo partneriai. Ir vat iš šonų yra, bet čia nežinau, tikiuosi jūs matote, taip, mano kursorių čia yra mama, o čia yra tėtis. Mes kalbėjom, kad ir 9 namas tėtis, ir 10 irgi. Taigi jie liktai yra asmenybės atrama, taip, kas palaiko, duoda resursus, formuoja asmenybės. Todėl pirma harmonizacija, kalbant apie asmeninius santykius, tai yra atlikti praktiką, kaip harmonizuoti santykius su tėvais. Jeigu mes turim pretenzijų mamai ar tėčiui, šitos pretenzijos bus po to projektuojamos, projekcija daroma taip į partnerį. Todėl išsivalyti iš pasąmonės bet kokios pretenzijos tėvams yra būtina. Nes pirma moteris vyro gyvenime yra mama, pirmas tėtis moters gyvenime yra pirmas vyras yra tėtis. Ir nuo to, kaip klostėsi santykiai su jais, tai irgi turės didelę reikšmę, kaip ir klostėsi santykis su partneriais. Mano YouTube kanale irgi yra video, kaip harmonizuoti santykius su tėvais, tai būtinai padarykite šitą praktiką. Jinai ypatinga tuo, kad jums nereikia specialiai atsiminti kažkokių situacijų, kažkokių įvykių, kaip pavyzdžiui, einant į psichoterapiją, galima 10 metų taip kalbėti apie tai, kaip ten buvo vaikystėje. Tačiau šita praktika leidžia dirbti su pasąmoninėmis programomis, kurios yra jau užspaustos, kurios liko pasąmonė, kurios mes net neatsimenam, kad kažkokie įvykiai buvo. Darant šitą praktiką, gali iš pasąmonės taip kažkokie prisiminimai kilti. Ir čia svarbu irgi mokėti išgyventi jausmus, turėti, žinoti, kaip teisingai leisti jausmams būti ir kaip teisingai išgyventi. Praeitame video aš kalbėjau, kad yra tokia metodika, su kuria aš dirbu, vertybėmis grįsta psichologija, kuri keičia karmas. Tai irgi yra harmonizacija. Kada, pavyzdžiui, atliekam praktiką, kyla jausmai, jeigu mes išgyvenam teisingai, nes, kaip ir minėjau, viskas, kas nebuvo išgyventa, stengsis būti pasikartota per kitokius įvykius, dekoracijos keisis, jausmai bus tie patys. Na ir bet kokia pagalba, pagarba tėvams, tai irgi must have. Tai irgi harmonizuos ir 4 namą, kuris duoda palaikymą asmenybei. 4 namas atsako už vidinę laimę, taip, už galimybę jausti pasitenkinimą, laimę, už emocijas, taip pat už nekilnojamąją turtą. Todėl pagalba, savo dharmos vykdymas mamos atžvilgiu yra labai ir labai svarbu. Ir 10 namas, tai yra mūsų socialinė realizacija, mūsų pasitikėjimas savimi, socialinė karjeros sferoje. Taigi, duodant pagarbą savo tėvams, palaikymą, taip, bendravimas iš pozicijos aš vaikas, o jūs vyresniai, nes labai dažnai vaikai perima pozicijas, tai bando vadovauti tėvams, reguliuoti jų gyvenimą, taigi keičiasi rolėmis, tai irgi nėra gerai. Bet tai yra tokia plati tema, aš čia dabar neišsiplėsiu. Ir pirmas namas asmenybės, taip. Ir pirmas namas aš,
Čia svarbu suprasti, kaip aš vertinu save šio pasaulio kontekste, ar aš turiu gerą savivertę, harmoningą savivertę. Harmoninga savivertė tai yra pozicija aš ok, tu ok ir šitas pasaulis yra ok. Jeigu aš nustosiu dalintis. Jeigu savivertė neharmoninga, jinai gali labai priklausyti nuo pagyrimų arba nuo kritikos ir tokia asmenybė negali pasiekti daug gyvenime, nes nuolatos jinai yra priklausoma nuo kažkokių, nuo žvilgsnio, nuo kitų žmonių žodžių, taigi nėra to vientisumo, nėra stiprumo asmenybės. Taip pat aš minėjau, kad pirmas namas tai yra fizinis kūnas, todėl pagarba savo fiziniam kūnui, taip pat sveikas gyvenimo būdas, bet kokios pastangos, kurios leidžia šitam kūnui išlikti sveikam, tarnauti ilgai, tai irgi stiprina pirmą namą. Surya Namaskar, jeigu iš joginių praktikų, tai irgi yra harmonizacijos metodas, kuris leidžia harmonizuoti ir Saulę horoskope, ir pirmą namą. Ir taip pat darbas su savo baimėmis, su kompleksais, stereotipais ir prisirišimais. Mano YouTube kanale yra puikiai meditacija, kaip išsivaduoti nuo vidinių baimių, tai yra Amy Black meditacija, kurią aš tiesiog išverčiau, aš labai kviečiu susipažinti su ją ir atlikti ją, nes jinai iš tikrųjų yra nerealiai stipri ir tai nėra meditacija, reikia su savo baimėmis susitikti akis į akį, bet jeigu jūs šitą techniką, taip, nes nereikia klausytis šios meditacijos nuolatos, svarbu suprasti eigą ir daryti tuo momentu, kada jūs pajaučiat, kad yra baimė, kad jūs jaučiat, kad prie kažko prisirišat ir tas prisirišimas tapo matomas jums, o prisirišimas tai yra visada baimė prarasti. Taigi mes turim ieškoti, kur pas mus yra tokie prisirišimai, ką mes turim prarasti ir eiti pagal šitą technologiją ir paleidinėti tuos prisirišimus. Karma, kurie susijusi su asmeniniu gyvenimu, tai yra santykiai su partneriais, šita karma keičiasi sunkiausiai, palyginus su kitom iš visų 12 namų, šitas namas partnerystės sfera, ten pokyčiai atliekami ne taip lengvai. Jeigu, pavyzdžiui, finansinėje sferoje, mes galim pokyčius daryti pakankamai lengvai ir greitai. Pagal vedų sistemą yra 14 planetarinių lygių ir mes gyvename 7-ame per viduriuką ir mes visi čia bendrai atidarbinėjom savo karmą ir per santykių sferą ir turbūt dabar gyvenant Kali Jugoje jūs galit matyti, kad praktiškai kiekvienas žmogus turi kažkokių niuansų santykiuose su pačiais artimiausiais žmonėmis. Kažkas turi problemų santykiuose su mama, kažkas su tėčiu, kažkas turi problemų taip su partneriais, kažkas su vaikais. Taigi kiekvienas iš mūsų gali turėti ir, jeigu negyvena ir taip, kad domisi, gauna teisingas žinias, atlieka korekcijas vidinę, dirba su savo charakteriu, tai praktiškai kiekvienas turi, bet tie, kas eina link harmonizacijos, suvokia save kaip ne tik šitas kūnas, taip, kad ir stengiasi kiekviename kitame irgi matyti Dievo esybę, tai aišku sumažina tą įtampą ir sumažina problemas. Ir tokios bendros harmonizacijos susijusios su 7 namu, tai yra ištikimybė savo partneriui, skaistybė santykiuose, pagarba, mokytis matyti kūrėjo veidą, taip, kūrėjo dalelytį savo partneriui. Yra tokia kaip ir taisyklė, laimingų santykių taisyklė.
stengtis atiduoti trupučiuką daugiau, neigu gauni santykiuose. Bet esminis momentas ir atiduoti, ir trupučiuką daugiau, ir truputį irgi. Nes kai vienas iš partnerių duoda labai daug, pasąmonės lygmenių kaupiasi skola. Ir antras partneris tuo pats nesuvokia, bet jis pradeda jausti tam tikrą naštą šitose santykiuose ir tam, kad išgelbėti save nuo šitos skolos, kai jau tas toksai perėjimas įvyksta, kai jau viskas tiek atiduoti aš negalėsiu, žmogus to neįsisąmonina, bet aš mėgstu kalbėti apie pasąmoninius procesus, kurie vyksta. Jis tada jau pabėga iš tų santykių ir dar pabėgdamas nuvertina viską, ką gavo. Kaip ir nunulina tą skolą. Ir tai irgi turėti reikia omeny, kad reikia duoti savo partneriam trupučiuką daugiau, bet ne tiek, kad po to tai, kaip juos paverstų tuos skolos vergu. Taip pat labai svarbu išsivaduoti nuo vienatvės baimės, nes kol yra baimė tai yra energija, jau kvantinė fizika patvirtino, kad viskas yra aplink energiją ir jinai vibruoja tam tikrų dažnių ir pritraukia atitinkamos įvykius. Taip pat labai svarbu padaryti praktiką savo buvusiams partneriams, jeigu yra kažkokios nuoskaudos, nemalonus prisiminimai, tokia pat, kaip harmonizuoti santykius su tėvais, tai iš pradžių padaryti, jeigu moteris, tai iš pradžių daro tėvui, po to mamai, po to partneriams, o vyrams atvirkščiai. Ramio Blektas dar siūlo daryti meditacijas ar tokias praktikos ir apsivalyti nuo buvusių seksualinių santykių. Tikrai internete galima rasti tokių metodikų ir schemų. Ten nėra nieko tokio sunkaus, bet svarbu suprasti esmę. Esmė yra, kad moteris, kai turi seksualinius santykius, jinai po to 7 metus dalinasi energiją su tuo vyrui ir emancipacijos procesas, jis liktai buvo nukreiptas tam, kad išlaisvinti moteris, bet vėl buvo apgavystė. Todėl, kad dabar vyrai ir moteris gali laisvai turėti seksualinius santykius ir vyrai neprivalo rūpintis tą moterim, nieko neprivalo jai atiduoti. Tačiau jinai 7 metus maitina jį savo energiją ir jis gali tuo dėka, taigi vyras kuo daugiau moterų turi, jis gali klestėti, taip, o moteris kuo daugiau santykių turi, jinai tampa energetiškai silpna, o tam, kad pritraukti vyrą tikrai, tokį stiprų vyrą, taip, reikia turėti energiją. Energiją reikia turėti ir į tai ir nukreiptas įvairios praktikos, net ir dvasinės praktikos, taip nukreiptas į tai, kad stiprinti dvasinę energiją. Aš net nesakau, kad pritraukti vyrą taip galima antros čakros lygmenyje, taip seksualinė energija, net ir dirbtinai ją kažkaip sužadinti. Tačiau tam, kad pritraukti rimtą harmoningą vyrą, neužtenka vien seksualinės energijos, nes reikia dar jį ir išlaikyti. O tam, kad išlaikyti, reikia turėti energiją. O ta energija atiduodama taip kitiems vyrams. Todėl tai irgi viena iš priežasčių, kodėl dabar moteris negali rasti vyrus, būti santykiuose, būti santuokai, išlaikyti savo santuokas. Tai yra tokias pagrindinės, labai trumpai, aišku, bet pagrindinės harmonizacijos. Ir pas mane yra kursas planetų energijos, kur aš apie kiekvieną planetą kalbu 30 minučių ir pateikiu harmonizacijos sąrašą. Tai ten apie harmonizacijas yra trupučiuką plačiau. Linkiu jums sėkmės. Jeigu turite klausimų, galite rašyti man per socialinius tinklus.